ir pristatau jums naują projektą. Pagrindinis momentas – bungalai kieme. Įsivaizduokit, vasarą svečiai ar jūs patys turite terasėlę, turite savo pastatą su vandenuku, su elektra, ten galite leisti laiką. Niekur mieste tokio dalyko nėra. Tai kertinis dalykas. Kitas dalykas, tai yra nedidelis projektas, 6 būstai. Įsivaizduokit, 5 kaimynai, visi su savo parkingais, atskiriu įvažiavim, uždara teritorija, vartelį išeinam tiesiai į skulptūrų parką. Kas dar? Klauskit. Noriu pristatyti savo mėliems klaipėdiečiams arba miestų svečiams arba užsieniečiams naują projektą. Pažiūrėkit, Mažvydo alėja ir 3 dideli privalumai. Niekas neturi bungalų kieme su terasa. Žiemą, vasarą ten galima leisti laiką, niekas neturi kieme po 2 parkavimo vietas ir niekas neturi tokių gerų išplanavimų. 1, 2, 3. Pasiruošę? Antra serija. Skulptūrų parkas, vaikų žaidimo aikštelė. Viskas, kas reikia jūsų šeimai. Sukurt naują ar tęst dabartinį. Ar man vėl kalbėt? Ar jūs atvažiuosite į vietą? Dublis numeris 2. Vaikų žaidimo aikštelė. Čia galėsite atsivesti savo vaikučius tiesiai per vartelius iš mūsų teritorijos. Gerai. Jeigu nesulūš, reiškia kokybiškai buvo padaryta. Let's go! Na, o skulptūrų parke jūs rasite gamtą, rasite ramybę, pasivaikščiojimus, viskas, ko reikia. Ženklas žymi, kad praėjimo nėra, išskyrus tas, kas įsigys būstą čia. Iš skulptūrų parko tiesiai pro vartelius į mūsų projektą. Ką, trumpas pristatymas, 3 aukštai, 6 būstai, kiekvienam aukšte po 2. Pirmi aukštai turės savo žemelės, antri aukštai didesni būstai, 3 aukštas žemėjančiom lubom, bet mažesni būstai tie, kas nori investuoti. Ir šitoj pusėje mes turėsim mūsų žymiosius bungalus, kur bus terasėlės, šitoj vietoj jūs turite savo parkavimą. Tik 6 būstai. Kiekvienam aukšte po 2, pirmi aukštai su savo žemele ir ką mes turime? Bungalus. Su savo terasa, su savo vasaros rezidencija.